grįžtu namo ir manęs dėžutė laukia, mano Stylo pirkiniai atvyko, tai baisiai nekantrauju išpakuoti, nes iš tikrųjų užsisakiau dar kovo mėnesį, 2 savaitės galėjau užtruko supakuoti ir išsiųsti, dar geras 2 savaitės, kol atėjo, tai vos mėnesį laiko, taip labai seniai buvo, kad ilgai laukčiau kažką iš Stylo. Ir žiūriu, aš šitą biškį balta atrodau. Čia, žinokit, viskas nuo mano, va, galiu parodyti, nuo mano veidrodžio šviesų dažytis, prie jų labai liuks, bet filmuojantis tai mane taip labai išbalina. Tai va, istorija tokia, ir dar kas yra keista, kad neatsimenu, ką pirkau, taigi bus įdomu, kaip ir staigmena išpakuoti, bet man mintys yra užstrigęs toksai vaizdas, kaip kad, nu, ten buvo sąrašas, vos ne kokį 10 daiktų ar panašiai, o dėžutė tik tokio dydžio ir net nėra sunki, tai, nežinau, jaunu su peiliu virtuviniu ir žiūriu, kas čia yra. Ir čia toksai deformuotas kampas, nežinau kaip ir kodėl, bet, nu jo, žodžiu. Jo, kai pamačiau aš tą dėžę, kovau, dar taip susimėčiau. Man atrodo, kad čia Stylas. Iš tikrųjų net nerašo ant adreso, kad Stylas. Taigi, tai iš tikrųjų yra Stylas. Ir nemažai šitų produktų atrodo, tai nežinau, įmam viską iš eilės čia ir žiūrim, nes čia ir kosmetikas, vis kita jo. Ir grinai įmu tiesiog viską iš eilės. Taigi, pirmas, ką turim, tikrai neatsimenu, kad būčiau šitą rinkusis, bet yra Focallure. Focallure yra kinietiškas brandas ir čia yra skystas akių šešėlis. Ir man atrodo, čia nebus tik tas skystas akių šešėlis, kur kaip per tas pavasario naujienos korietiškas ir panašiai kalbėjau, kad noriu tokio skysto šešėlio su teptuku, kur čia galima prasivesti. Nebus baris, kad čia būtent toksai ir yra. Savaime, kad ano kito tai dar to, blem, kaip čia daryti dabar greitai. Jau, nes to padau prastai. Man, žinokit, niekas neturėtų leisti duo naudotis aštriais daiktais, gydytojas man neleidžia eilių. Wow, jo, jūs tik pažiūrėkit. Kaip gražiai blizga. Čia greičiausiai šita šviesa labai išmuša, bet jisai toks į violetinį su pilku. Ir, jep, tai ir yra tokia kaip ir plunksnelė, tai ir visa laimė, kad iš tų naujienų nenusipirkau nieko. Super. Tai štai, pirmas produktas iš dėžutės, tada matau kažką ir man labai įdomu Esport. Akių bronzinis pieštukas. Ką aš čia prisipirkau, kodėl aš neatsimenu to. Ok. Tai štai toksai Esport pieštukas, kuris man atrodo turėtų būti toksai kaip... Oi, ne tas galas, čia društukas, palaukit. Šitas galas. Jo. Ir pamėginsiu... Turėtų būti toksai šviesus. Štai čia šviesus rusvas. Man atrodo, aš įsivaizdavau, kad su juo aš čia norėčiau kažką į vidinę akies kamputį savo pasidaryti, bet dabar galvoju, ar nėra jisai tam per tamsus. Bet gal ir nėra. Čia šita šviesa iš tikrųjų veidrodžio labai viską išmuša ir daro sunku matyti. Taip, griebiam sekantį, irgi tubelė. Tai čia yra Siam The Siam concealeris, kuris yra žalsvos spalvos. Tai žodžiu, kaip greičiausiai žinot iš mano YouTube projektas pabaigiau video, aš su savo retinoliu prisidariau tai, kad per tos 2 mėnesius, ar kurį laiką čia kaip mėginau taip jį pabaigti. Iš tikrųjų, man labai, nu, tie berimai ir suskerindelė ir parūdimai buvo, na, padidėję, tai man labai norėjęs tokio
kaip ir to žalsvo konsilerio, kuris padėtų tai užmaskuoti. Bet visą tai, kai irgi čia mėginau žiūrėti parduotuvės ir panašiai, net jeigu yra tas žalės, jis jau toksai žalės, kad jisai, dažaisi žaliai, o ne maskuoji raudonį. Tai šitas bent jau štai čia iš karto iš tubelės, tai man labai gerą duoda pirmą įspūdį, nes atrodo, kad va čia tai grinai tiks toksai vos, kaip ir concealeris, bet vos žalsvas. Taip, bandom. Dabar tą irgi vietą kokią susirasti. Štai čia. Pamėginu išsklaidyti. Tai štai, bet matote, tikrai matosi toksai žalsvumas, bet jisai nėra, kaip ta siena už manęs. Jau, iš tikrųjų, žinokit, manau, šitas žiauriai geras. Kur jo, jeigu ten kokį... Nežinau, dabar man viską reikia mėginti ant savęs, aišku, kas prieščiausiai nelabai čia, čia va, kokį čia išsirinkti šitą va ir pasimaskuoti. Nežinau, ar jūs matote, bet čia truputėlį, aišku, iš po dienos tą pudrą išsivaikščiojo. Taip pats makiažas nelabai gerai atrodo. Bet po šito įsivaizduokit užsitepus pudrą ir panašiai. Man atrodo, tiem randeliams ir parūdimams būtų kaip ir viso, niekas nežinos, kai jie ten kažkada buvo. Ką manat? Man atrodo, kad čia žiauriai gerai su šito produktu aš pataikiau. Tai štai. Tai ko aš tikrai galvojau norėjau. Vienas produktas iš 3. Taip, toliau čia pasitraukiam katumiai. Eimam toliau. Taip, man iš tikrųjų labai į pabaigą, kaip ir baiginėsi, turiu tik paskutinį veido kremo indelį ir jo ten gali tik pusę likę, tai veido kremų buvo tikslas ten nueiti pasižiūrėti ir jo tada gavosi tai, kad neplanau užsisakyti, bet, tai, ir dar kada, tai aš ten nuėjau tų kremų pažiūrėti, kai pradėjau kažkurio video metu rinkti tos linkus į stylį ir tai gavosi, kad rinku linkus dėl jūsų, kad parodyti, o čia žiūrėkit šitas renas ir va pati prisipirkau rezultate. Tai štai veido kremai, kuriuos išsirinkau. Jau esu minėjęs, kad šita firma Pyungalyul yra iš tikrųjų viena mano pačių mėgstamiausių ir jie turi kelias serijas. Tai čia yra serija, kuri buvo kaip ir nauja, lig šiol dar nesu bandžiusi ir tai yra tiesiog raminantis, drėkinantis serumas, dabar jeigu gerai atsimenu, taip serumas, nes neturiu nei vieno serumo. Tai, pliam, kaip aš bijau su tais peiliais. Be žodžių. Tai va, pažiūrim. Tai štai toks žalsvas buteliukas tiesiog drėkinančio serumo. Tada, taip, ėmiau į komplektą, galima tai vadinti komplektu, taip, ne? Tai veido kremas ir serumas. Tai yra ta pati firma Pyungalyul, irgi drėkinantis, barjerą atstatantis kremas. Ir labai čia reikia mums dabar jį išpakuoti, pažiūrėti, kaip jis atrodo. Štai taip atrodo kremas mūsų. Ir šitie kremai gali būti ir atrodyti tokie kaip, pavyzdžiui, brangesni ar kažką tais, bet žinokite, iš tikrųjų nėra kaip kada nuo kurio kremo priklauso, bet jie turi tokius kremus mėlynais dangteliais, juos esu mėginusi ir jie kainuoja, dabar tiksliai neatsimenu, galbūt kažkas apie 15-20 svarų, priklauso nuo akcijos, kuri tuo metu galioja, bet būna 100 ml indelis, tai jo tikrai ilgai užtenka ir tada pagalvojus, kartais kremus per kitą 10 svarų kainuoja koks 30 ml, ne? O kiek čia? Čia 50. Gerai, neatsimenu, kiek kas kainavo, tai pasiėmiau viską.
kas su manim sėdi tik tokį žiūri visas ten tas irgi naujienas ir visą kitą. Kas sėdi ir žiūri kartu su manim tos tik tokius žinos, kas čia yra. Ir aš atsimenu, Inga, tau tikrai nereikia dar vienos pudros, nu tau nereikia tikrai dar vienos pudros. Bet šitą žinokit, aš granai taip įsidėjau krepšelį, išėmiau iš krepšelį, įsidėjau, išėmiau. Ir tada jau ėjo tas laikas, jau nebeprisiminiau, ką aš nusipirkau. Atsimenu tik tais, kad vėlgi aš matau tuos tiktokus, tuose tiktokuose šitą pudrą ir tada sėdžiu galvoju, tai aš ją pasiėmiau ar nepasiėmiau, nes niekaip jau nebegalėjau prisiminti. Viskai pasiėmiau. Tai jo, šitą, jeigu tiktoke įsivestumėt šitą pavadinimą, tir, jūs nepatikėsit, kiek yra video ir komentarų apie visą šitą pudrą sukurta ir jo. Ir spalva, kurią aš tiesiog nutilau, nes negaliu atsidžiaugti savo išmonę, kad aš visgi ją pasiėmiau. Ir mano pasirinkta spalva yra 17C, tai yra pati šviesiausia. Dėl akivaizdžių priežasčių. Tai štai, ir pažiūrėkit, kaip atrodo pats įpakavimas, toksai futuristinis. Pabandom atidaryti. Štai čia turim kempinėlę. Čia greičiausiai turėtų atsidaryti. Ir produktas, aišku, kaip visą laiką yra šitą plevelę. Tai plevelės aš netidarinėsiu. Bet dabar irgi pagalvojus. Ir iš tikrųjų įdomu tai, kad tik tais pudra ir viskas. Nes paprastai korėjietiškas šitas pudras perkantis, jos visą laiką turi vieną jau statytą ir būna antras indelis pasikeitimui. Bet pakuoti tokia labai maloni rankui. Labai laiminga, kad jo. Super. Taip, dar ne pabaiga. Kiek čia ir gaunasi 10 daiktų ar ne? Taip, ką dar toliau pasiėmiau, tai irgi atsimenat, Stilvaną, man atrodo, kuomet išpakavau, ar ne, ir sakiau, kad nusipirkau 2 plaukų kondicionierius, kai galvoju, kad pirkau kondicionierių ir nenuplaunamą losjoną. Tai štai jau dabar pasiėmiau tai, ką tada įsivaizdavau, kad pirkau. Ir tai yra šitas Elizaveka ilgų plaukų, nenuplaunamas, ilgiems plaukams taip skirtas, nenuplaunamas losjonas. Ir, kokie pakuoti faini. Čia, žiūrėkit, taip įsivaizduojate, nėra mergaitė. Ir va taip pabandai atidaryti ir va mergaitė viską susauga. O, rakytas čia. Jeigu susifokusuotų. O, rakytas. Ir čia produktas mūsų štiki padrada. Ir yra su tuo galiuku uždengtu, tai nepauostysiu dabar. Bet pasiliekam vėliau, dabar nereikia atidarinėti, nes jo. Ir paskutinis daiktas mūsų dėžutė. Skaičiuojam, kiek iš tikrųjų buvo čia produktų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Nu, ok, 8. Nu jo, tai visas gal 8, toks kaip ir plius minus sąrašas ir yra. Ar ne? Jo. Speed Delivery. Nežinau, jeigu sufokusuos, matot, United Kingdom Speed Delivery. Niekas nepatikės šito Speed Delivery. O, ok. Ir dar ką pasiėmiau, nes kaip ir sakiau, žinojau, kad man kremai įbėginės ir aš paprastai visą laiką perku 1-2 kremus. Tai kaip antrą kremą išsirinkau, tai ką jau senai esu nebandžius. Ir jeigu to video metu sakiau, pamenat, kad jeigu mano oda į kažką tais reaguoja ir panašiai, ar aš kažką susieksperimentavau su naujais produktais, tai yra taip, prie ko aš grįžtu. Ir nuo to retinolio. Tai va, irgi norėjau išmėginti, nes čia yra Purito. Tas kremas, apie kurį kalbėjau, bet jisai yra naujoje pakuotė. Ir šitoje, atnaujintoje pakuotė, aš dar jo nesu bandžiusi. Iš tikrųjų, turiu prisipažinti, kad jau kuris laikas
nesu turėjęs ir bandžius iš to produkto. Tai va, labai. Tai jo, čia yra ta nauja pakuotė. Ir jo, irgi greičiausiai uždengtas galas. Jo. Šitas yra paprastas ir yra bekvapis dar. Tai šitas yra originalus. Tai irgi, jo, iš tikrųjų. Ale visai gerai čia savim pasirūpinau, nes serumo jau nebeturiu. Kremo, kaip ir sakiau, tik tais patieklovą. Aš maždaug indelį mėnesį sunaudoju, tai dabar 2 mėnesiams turiu kremo. Turiu pagaliau losieną plaukų, nes tas, kuris irgi yra stalčiai, tai greičiausiai tik vienas paspaudimis likęs. Čia irgi labai gerai tema. Nu, šitas tai buvo... Pasidaviau TikTokui. Bet, nežinau, verta šitai atskiro dedikuoto video išmėginti, ar ne? Greičiausiai ne, kas žiūrės vieną video, vien tik tais pudros. Tada šitas The Siam concealeris, kurį rodžiau. Nežinau, kiek ten man pavyko jums parodyti ar panašiai, bet greičiausiai dienos šviesoje matytųsi tas žalias toksai užtaškavimas, kaip ir sakau, šitas ant viršaus, tada pudra kažką tais. Ai, žinokit, manau, kad tai čia va čia, tai dalyką atradau savo. Ir pieštukas ir skystas pratimas. Iš tikrųjų, kadangi esu dabar namuose ir eisiu praustis, nufilmavusi, tai žinot, kaip yra sakoma, šitas metas yra tas metas, kuomet, nu, pats geriausias metas mėginti naują kosmetiką ar kažką tais daryti, ko nesidaręs. Tai aš dabar pamėginsiu jums parodyti, ką aš turiu omeny. Kai aš sakiau, kad man reikia tokio... Okay. Visiškai nesigavo, nes čia per plačiai užpiešiau ir jo. Ai, gerai, ačiū Dievui, šis galima išsklaidyti. Tai ne taip matosi. Bet, žodžiu, čia šitą techniką man reikia pasimokyti, bet kokiu atveju, jeigu ne taip, tai čia bent jau apačia ar kažkur tais va taip, va. Nežinau, sakykit, ką nori. Blizgučių. Ne, bus per daug. Bent jau man ir mano pasaulyje. Tai, nes iš tikrųjų tai, ką reikia su šito daryti, visos mano akis, kaip mato, čia, nu, truputėlį jau labai blizgios, ne? Tai čia šitas papildomas blizgutis ant viršaus. Aš įsivaizduoju, tiesiog yra labai sunku matyti ir labai mažai ką keičia. Abejoju, ir jūs jį net matot. Kaip kad čia kažkokį kitokį blizgutį tarp to, ką aš čia jau turiu. Bet išvada kaip ir ta, kad, nu, man nereikia to kito jau pirkti. ir šitas iš tikrųjų labai gražiai atrodo. Labai gražus sunaudosim. Tai tokia žinutė, pasidarėm reikalų ir dabar eisim praustis, skaityti knygą, nes Sendžis vienas liūdė. Tai štai, ačiū, kad šiandien su manimi išpakavote mano Jestal pirkinius, į viską paliksiu nuorodas aprašyme ir jo. Šio savaitgalio video toks. Iki pasimatymo kitą kartą.